Labas vakaras. Sveiki, sveiki. Šiandien vėl renkamės pabendrauti, pabūti kartu. Sveiki, sveiki. Ta pradžia tokia lėtesnė, nes laukiu jūsų prisijungiančių. Sveiki, sveiki. Ar yra mezgančių šį vakarą? Prisipažinkit. Sveiki, sveiki. Ar mezgate, ar matote mane? Labas vakaras. Kaip vaizdas, kaip garsas. Sveiki. Ar yra mezgančių šį vakarą? Labas, labas. Matyt, vėluoja man žinutės, vėluoja šiek tiek vėliau, ar ne? Tos technologijos, matau, skaičius kyla šiek tiek, ar ne, nes nori iškart pradėti, noris, kad kuo daugiau jūsų prisijungtų ir kad kuo daugiau jūsų išgirstų tam tikrą informaciją, ar ne, ir labas, labas, viskas puiku, girdisi viskas, ar ne, ir matomės. Sveiki, sveiki. Labas Gabrielė, Irena, Aušrinė, Roberta ir Rasa pirmoji, man atrodo, prisijungia, ar ne? Labas vakaras. Skaičius didėja, mūsų vis didėja būrys. Kaip smagu. Šiandien vienas po darbų, ilsimės. Tai ką, be mezgimo šiandien? Ar išeina taip ištverti, nors vieną vakarą, neišmesgant akių? Labas ir Sigutė, Rasa. Vita labas, Jūratė labas, sveiki, sveiki. Iš tikrųjų, pasikalbėkim, pabendraukim šį vakarą apie mezgimą, apie mūsų rūpimus klausimus, ar ne, pasidalinkim patirtimi vieni su kitais. Labas, labas. Tai ką, ir sveiki, sveiki, dar vis jungiatės. Gerai, tai ir pradėsiu. Labas, labas, drąsiau, drąsiau. Visi, kas stebite, kas žiūrite, rašykit, pasisveikinkit. Be mezgimo nei dienos, nei vakaro. Nei dienos, nei vakaro. Kaip gerai, kad yra galimybės, kad yra noras ir užsidegimas, Rasa. Tai ką, ir jo, iš tikrųjų norėjau paklausti, kaip jūsų savaitė praėjo, mezgimo būtent savaitė, kaip sekasi megzti ir ar ruošiatės šiltajam sezonui, ar vis dar mezgate iš storų siūlų, nes storiems siūlams dabar mes ir turime 20% nuolaidą, ar ne, nepamirškim, iki 24 dienos dar yra ir žiema dar nesitraukia ir galbūt dar jūs mezgate labai šiltų alpakos, vilnos siūlų, rankos užimtos mezginiu. Taip, sveiki, sveiki visiems, labas vakaras. Labai malonu jūs matyti čia, pasidalinkit, kaip sekasi megzti. Labas Regina, džiaugiuosi jūs girdėdama ir matydama. Man labai labai smagu. Ir jo, pabendraukim, iš kokių siūlų mezgate. Roberta mezga iš storų, bet galvoja tik suknelės vasarai. Jurgita iš moheros. Mohera tikriausiai visais metų laikais yra topų topas, labai populiari. Nors vieniems ji pakutena, kitiems nelabai, ar ne. Ir taip, labas, labas. Kaip sekasi megzti. Pasibendraukim vieni su kitais. Ir na ką, o pas mus šią savaitę studijoje sukasi galva, sukasi mintis. Nu, iš kur ta galva nesisuks, ar ne? Nieko naujo aš čia nepasakau, nes atvyko tiek daug naujienų, atvyko tiek daug gražių papildymų ir norėsiu šį vakarą pasidalinti su jumis. Tai iš tikrųjų, kaip visada, ar nesukasi tos galvos nuo tų siūlų spalvų ir taip, nuo siūlų grožio, nuo tų mezginių projektų. Sveiki, sveiki. Labas, labas. Ir kyla ir mums klausimas, mes nespėjam
dirbam, tos dienos lekia, jau rytas, čia jau vakaras, kur ta diena sproksta tiesiog dienos ir jūs dažnai paklausite, iš kur nusipirkti laiko, gal laiko parduodate ar ne, tai to laiko tikrai mes neparduodam ir niekas jo ar ne negali nei nusipirkti, tai tiesiog tikriausiai lieka tik planuoti ir šiek tiek kiekvieną dieną akis po akim, kiekvieną dieną šiek tiek pamėgsti ar ne, na, o mes stengiamės užpildyti lentynas, užpildyti virbalų vašelių stalčius ir parsivežti kažko naujo, gražaus. Tai tikiuosi, kad jūs šį vakarą taip pat klausote, kažką išgirsite ir neleidžiate laiko veltui, tos rankytės dirba, mezga, neria arba siuvinėja. Labas. Tai ką, labai noriu pasidžiaugti jūsų auksinėmis rankomis, labai smagu, kad dalinatės savo darbais ir Siūlų damos Facebooko grupėje. Viena įkėlė nertas pirštinės iš storų buklės siūlų. Vau, nuostabu, tiesiog neįtikėtina. Kita reglano megztuku pasidalino, numegztu ar ne. Ir tie visi darbeliai tokie gražus, labai esat tikros auksarankės. Labai džiaugiuosi, vienom pakomentuoju, kitom širdutės. Tai žodžiu, nepagailėkim vieni kitiems tų širdučių, to gražaus žodžio, nes jūs esate tikrai nuostabios. Taip, tai visų darbai nuostabus, ar ne? Na, o šį ketvirtadienį, kaip visada, kas pas mus? Siūlų damoj naujienos, prancūzų žurnalas, kurio pavadinimas Meilė iš pirmo žvilgsnio, parodysiu, virbalai ir skarų siūlai, na ir žinoma, įspūdingi Kašmyro siūlai. Tai va tiek norėsiu aprodyti, pakalbėti ir man šiandien taip labai gražiai susirimavo, šiandien sukasi galva, tiek grožių gavo Siūlų dama. Tai iš tikrųjų nuo pradžių, ar ne? Tai va tema, nauji metai, nauji siūlai, įspūdingi Kašmyro siūlai. Na ir nuo pradžių, ką mes gavome naują, ką mes gavome papildymą. Tai sugrįžo prancūziškas žurnalas, nėriniukas, vat, mėgsta dar turi tų storesnių siūlų, neriančioms, tai čia yra nėrimo vašeliu žurnalas, močiutės kvadratai ir kiti visokie nėrinių raštai, tai yra žiemiškas žurnalas, nusinerti, tai yra kažkokį švarkelį, megztukai ar ne, ir taip toliau. Jis buvo išparduotas, na, o dabar vėl pas mus prekyboje, tai noriu parodyti. Jeigu jūs turite klausimų, rašykit, aš pasistengsiu nepraleisti. Na ir iš tikrųjų yra ne tik mezgančių, bet yra tik neriančių ir su mezgimu kažkaip vat, neužsikabinusios, tarkim, ar ne? Tai jeigu neriančios, jos vis tiek gali iš moheros megztuko nusinerti, ar ne? Tai va šitame žurnale yra labai gražus megztukas nertas iš moheros. Tai galima, žodžiu, pasižiūrėti. Taip, žurnalas 220. Na, čia toksai sugrįžęs, o pats naujausias Meilė iš pirmo žvilgsnio. Iš tikrųjų, šis žurnalas atitinka pavadinimą, nes kai aš pamačiau, pavarčiau, irgi susižavėjau. Taip, matot, jau viršelis jau mane žavi iš tikrųjų, tikiuosi ir jums patiks. Šią prekę jau galite įsigyti. Na, kas šitame žurnale? Tai yra gražios mezginių istorijos. Pažiūrėkit, matot, kaip gražu. Sužavės jūs mezginiai. Štai, liemenė įdomių raštų. Megztukai, kas dar čia? Štai, ažūrinės rankovės, ar ne? Megztukas ir ant viršelio puikuojasi va ši suknelė. Jūs galite tokią nusimegzti iš vilnos siūlų. Taip, ką dar čia galime rasti žurnale? Na ir va tokie megztukai, modeliukai, labai labai gražu. Va, prašau, dar viena suknelė. Tunika tokia, ar ne? Ją galima, aš manau, jeigu mėgsti iš plonesnių siūlų, galima ir pavasarį nešioti.
švarkelį ant viršaus ir savo keliaujat. Taip pat su žvyneliais megztukas yra toks įdomesnis. Jau čia aukštesnio lygio, kas nebijo visokių iššūkių ar ne. Na ir kas dar mane čia. Taip, įdomus kailinukai, kurie nusimezga iš kailinių siūlų. Taip, na ir žinoma, visokie patarimai, raštai, schemos. Ir va, tarkim, va, prašau. Va, viskas aiškiai, mėlyna, žalia, raudona eilutės ar ne, spalvotas žurnalas, spalvotos schemos, žodžiu, meilė iš pirmo žvilgsnio. Pristatau naują žurnalą iš Prancūzijos 242 numeris. Labai labai geras žurnalas jūsų idėjoms. Labas, jungiatės ar ne? Tai ką, žurnalus pristačiau, parodžiau ir taip noriu šiandien, kadangi atvyko šiek tiek ir Adi unikornai ir pasipildėm tikrai tulip virbalais, tai tokie visiškai skirtingos prekės mezgantiems, vieni metaliniai, kiti bambuko. Ir parodysiu, kuo jie vieni nuo kitų skiriasi metalo gerbėjams, tarkim. Tai yra Adi unikornai, ar ne? Matėt, story dalinausi. Išimsiu dabar, kuo jie kitokie kuo skiriasi nuo kitų metalinių virbalų, ar ne? Tai jie yra buki, iš tikrųjų gan buki. Ir tinka visokiems faktūriniams siūlams, bukle. Tikrai pabandėm ir labai smagiai mezgasi, nes labai gerai užsikabina už tų bukliuotų, neužsikabina už bukliuotų kilpelių, o tiesiog labai gerai išsimezga. Ir rožinis valas, jis gan yra minkštas, ir virbalai, kurie yra, matot, išgraviruoti tokie ir nėra tokie slidus, šiek tiek prilaiko siūlą. Nors jeigu būtų jie negraviruoti, vientisi ar ne, tai būtų jau labai slidus iš tikrųjų. Va tokie virbalai. Taip, Adi unikornai, rožinis valas. Ir taip, jų dydžiai, tarkim, prasideda nuo 2 numeriuko, kaip ir įprasta ar ne metalinių virbalų. Ir yra 60, 80, 100, 120 ir 150. Ir tarkim, jau 40 nėra, jau tarkim reglana, kas nori megzti, jau šios rūšies nėra gaminama, tarkim, ar ne? Na, o labai smagus šie virbalai. Na ir dar parodysiu. Tikrai žinau, kas laukia, rašysim, skambinsim. Tai yra tulip, Japonija, japoniško bambuko virbalai. Turime šiandien 4 ilgius, tai yra stacionarūs virbalai su valu. Ir dabar parodysiu kiekvieną atskirai. 40 cm, matot, yra geltonos spalvos. 60 visada gausit žalią pakuotę, 80 būna bordo. Ir pas mus atkeliavę nauji 100 mėlynos spalvos. Tokios pakuotės, viskas yra popierinėje pakuotėje. Išsitraukiam ir parodysiu apie šios virbalus. Tai yra labai lengvi virbalai, turi rotacinę sistemą. Vat sukasi virbalas ar ne, irgi lygiai taip pat. Gan smiloki, tarkim, jeigu lyginsim su siknitu, tai šie yra sharp, netgi ant pakuotės yra parašyta vat sharp ir sukasi aplink savo ašį ir yra sharp, ar ne? Tai sharp reiškia gan smiloki, labai gerai siūlą užkabina ir štai valas šiek tiek gal norisi raitytis, bet jis yra minkštas ir labai lengvi, šilti. Čia yra 40-ukas, va. Užsidedat kakliuką ir galite megzti. Tai toks vat dalykas, kad bambuko vat tulip virbalai prasideda nuo 3 dydžio, jau 2, 2, 5, jau reiktų rinktis siknitus tada, jeigu norit, ar ne, bambuką. Ir labai gerai, kad yra 40-ukas, 60-ukas, 80-ukas ir 100-ukas. Na, o
60-uką dar parodysiu. Žalios pakuotės. Irgi pasipildėm, žodžiu, tulipais. Tikrai dar turim dydžių. Nelaukit, jeigu apie juos svajojate. Čia yra 4,5 dydis ir 60-ukas. Tai va, 60-ukas, vat, nuo galiuko iki galiuko 60 cm. Ir labai šviesus bambukas yra, ar ne? Gražus. Taip, įdomu būtų pabandyti naujus virbalus. Milda rašo, ar ne? Tikrai išbandykit, manau, tikrai jums patiks. Gabrielė dalinasi, mezgu kardiganą iš Drops Lima ir Drops Kid Silk. Abiejų siūlų parinkau kreidos spalvas. Taip, labai Lima su Mahera ir Drops Nepalas su Mahera yra puikūs deriniai. Tik vienas gausis plonesnis, kitas storesnis, ar ne? Tai ką, dar noriu pasidalinti naujieną virbalų rinkiniu. Lyke pradėjo leisti tokius labai gražius. Tai kiaulpienės spalvos rinkinukas bus, tai violetinis, tai bordo. Mūsų laukia tiesiog iššūkiai, susipažinimas, naujos prekės, nauji žodžių mezginiai ir nauji virbalai. Tai ką, sulaukėm Lyke naujo komplektuko, tai yra normalių 12,5 cm ilgio prisukami virbalai. Štai, yra minkšta, tokia drobė, man lyg kažką primena, lyg siknitus, nes ta drobelė tokia natūrali, medžiaginė, labai maloni liesti, ne kažkokia eko oda, ne kieta, minkšta, šilta. Na ir štai, čia yra, matot, beržiniai, beržo mediena, beržo virbalai, jie yra labai šviesus. Tiem, kas galbūt nenori tų spalvų, tų indigo mėlynų, rožinio atspalvių, galbūt kažkam tai yra akį rėžė, galbūt ne tos nuotaikos, ar ne? Tai vat, matot, yra tokie, va štai, tokios spalvos. Neutralūs tokie virbalai, tinka megzti ir su šviesiais siūlais, ir su juodais siūlais. Tai yra visas rinkinukas, galiukai lygiai tokie pat kaip ir visų Lykės virbalų, ar ne? Ir ką mes dar čia turime rinkinuke, tarkim, vat kišenėlėje. Na taip, visos yra skaidrus valai, besisukantis rotaciniai, kurie, reiškia, labai gražiai prisisuka prie va šitų sidabrinių. Šičia va sidabriniai angaliukai ir va čia sidabriniai, ar ne? Prisisuks ir labai estetiškai gražiai atrodo. Žinoma, visokie varžteliai ir du prailgintojai susisukti du virbalus. Prasilginti du virbalus ir į vieną, aišku, visokie vat stabdžiukai ir tokie reikalai. Tai va toks gražus dėklas, dar čia kišenėlė yra kažkokiam žirklutėm įsidėti. Ne, jų dabar tuščia, bet jūs galite įsidėti žirklutes ar kažkokius mezginio žymeklius, žodžiu, kas reikalinga. Čikšt, magnetukas gražiai užsidarė. Tai va tokia naujiena iš Nepalo Lyke. Lyke rinkinukai. Taip. Ala. Aš kubikus su valu užsisakiau, labai smalsu, kaip seksis megzti. Tai išbandykit būtinai. Sveiki, dar matau, jungiatės, ar ne? Tai ką, ir dar taip pat sugrįžo mūsų Sanės Garn vėlutės laidai, kaip čia juos pavadinsim, tai yra mezginio akių žymekliai. Ir turim dabar jų nemažai, ploni yra ploni ir stori. Tai vat, ploni yra nuo 2 numerio virbalams iki 4,5, dar ir 5 tinka, na, o stori tinka jau nuo 5 numerio iki 12 numerio. Ir ką mes su jais čia galim padaryti. Iš tikrųjų, tai labai vykęs produktas, kaip merginos dalinasi, žinot, kaip sako. Sako, ir kur jie buvo anksčiau mano visą gyvenimą, kodėl jų anksčiau neatsirado, nes tai tikrai labai palengvina visą procesą, parodysiu, vat, aš jums ir parodysiu šitas vėlutes, jos yra įvairių spalvų. Šiandien merginos atvykusios įsigijo ir kaip juokavom, jų yra 12
vienetų, galit pasidalinti su mama mezgančia, galit pasidalinti po 6 su drauge, išbandyti ir pamatyti, suprasti, kaip jie naudojasi, žodžiu. Tai yra 12 skirtingų spalvų vielutės, kurios reiškia užsimaunant virbalo ir sulaiko mezginio dalis. Ir dar jų dalinausi to video, bet aš manau, kad noriu dar jums parodyti tie laikikliai būtent kaip jie Tai štai yra Sannes Garn vielutės tokios mezginiams laikyti, mezginių detalėms. Aš pati labai laukiau jų, nes reikia pasimatuoti kažkokią dalį ir reikia tada imti virbalus sujungti ar ne, pasidaryti ilgą virbalą, kad galėtų matuoti patogiai. Arba ant vielutės čiukšt užmauni ir eini matuotis. Tai va, tiek apie vielutes. Naujiena, Rugilė, nebuvot mačiusi tokių dalykų. Tai štai. Ai, nesigirdėjo, nes ėjo jums muzika. Na ir gerai, šiek tiek nutilau. Gerai, tai vat, jo, tai matėt, yra, kad vieni yra ploni, kiti stori, tai mūsų parduotuvėje rasite juos. Na, o kaip naudotis, matėt irgi ką tik. Taip, kas toliau, kad dar nepamirščiau. Jo, labai geras dalykas jie yra. Na ir ką? Jau čia prisidėjau visokių grožių. Taip, kas dar sugrįžo, vis ištirpsta kažkaip tie siūlai, tie grožiai mūsų lentynose. Tai kas, sugrįžo? Gražuoliai, purus, minkšti kaip debesėliai siūlai. Tai yra kūdikėlių pledukams megzti. Galit padovanoti mezgančiai mamytei, va šitokį iškart ritinuką. Su žaisliuku avinėliu ar ne, galite numegzti ir su žaisliuku padovanoti pleduką naujagimiui ar šiaip vaikučiai. Labai labai purus, mieli siūlai. Čia yra žydra spalva. Toliau kas atvyko vežliukas, kai nežinai mergaitei ar berniukui, tokia neutrali, žalia spalva, avinėlis. Va, prašau, kur čia pasidėjot. Ir aha, reikia ir Liudmilai vielučių. Ir šis labai gražus žirafinis, geltona, ruda, rusvos ir dryžuojasi pledukas labai smagiai. 5 numerio virbalai ir nusimezga didžiulis pledukas.
Tai va, sugrįžo, parodau, pasidžiaugiu su jumis. Na ką, ir keliaujam tada į mūsų balsavimus. Matėt, story paklausiau jūsų, tai labai smagu, kad aktyviai rašot, dalinatės, balsuojat. Kaip įdomu, čia prieš valandą pasižiūrėjau, 1 valandą pasižiūriu, jau vieni pirmauja siūlai, nori daugiau apie juos sužinoti, kad aprodyčiau, po pusę valandos jau kiti pirmauja, tai žodžiu taip. Na ir pradėsiu nuo to, kai pradėjau ir story pasidalinti tom gražiamis sruogomis. Ir iš tikrųjų matėt, kaip man video ranka drebėjo, tai jau nieko nebeperfilmavau. Sakau, vat pasižiūrėkit, kaip širdis džiaugiasi, kūnas dreba nuo tokių gražių sruogelių. Ne tik gražių, bet jaukių, švelnių. Va. Tai ką, ar jūs atsimenate seniau dropsleis siūlus? Būdavo jie sruogomis, paskui juos jau suko į kamuoliukus. Tai čia yra, ten buvo alpaka su šilku, o čia yra 100% alpaka. Bet lygiai tokie patys švelnučiai ir lygiai tokia pat plonumo. Taip, čia yra, va, tokias spalvas turim, ar ne? Mačiau, jau įsigijo kažkas šiandien, jau kažkam supakavom, išsiuntėm. Žodžiu, tai yra tokios sruogelės iš kremke, bei alpaka leis. Tai yra nėrinių ažūriniams raštams, ažūriniams šaliams megzti, ar ne, nėrinių siūlai. Jo, sudėtis yra 100% alpaka ir yra 22-24 mikronų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ypatingai aukštos kokybės premium klasės ir ypatingai švelnumas ir minkštumas neišpasakytas. Kuo mažesnis skaičius tų mikronų, tarkim jau 18, kai būna, tai yra vilna tiesiog tvirta, stangri, jinai gali pakutenti ir taip toliau. Na, kuo aukštesnis skaičius, reiškia, tuo yra aukštesnės kokybės. Ir taip galite megzti šalikus, skraistes, skaras, bet ne tik megzti, galite ir nerti. Aš pati, tarkim, iš 50 gramų 400 metrų metražas, iš 2 tokių esu nusinėrusi skarą. Tai buvo galbūt dar prieš 10 metų, kada vat buvo tie dropsleis ir nėriau su 3,5 vašeliu. Ir toks gan didokas vašelis, ar ne, bet tikrai puikiai po skalbimo blokavau tą skarą ir mano atsiminimai tokie labai gražus ir galima šios siūlus taip pat dėti su machera, ar ne? Jeigu norit kažkokią macherą pastorinti kažkokį mezginį, ar ne, tai va šitie ploni siūlai, čia va žalia spalva yra, tikrai padeda ir yra tikrai kartais reikalingi, ar ne? Tai va, sudėti 100% kūdikių jauniklio alpaka, 50 gramų 400 metrų ir gamintojas rekomenduoja nuo 2 iki 3 numerio virbalus. Ir taip, kaip ir aš rekomenduočiau, taip ir čia parašyta, skalbti rankomis. Tik rankomis. Ir taip, pagaminta Peru. Vat matot, yra ir mėlyna spalva, ir bordo, tai čia jau skarų. Skarų, sakyčiau, mezgėjams, mylėtojams megzti. Ir yra 2 spalvos. Tai va, viena yra, dabar kuri šita tamsesnė, tai ji yra kupranugaris vadinasi, o šviesesnė smėlinė spalva. Mano rankose tos sruogos yra labai labai švelnutės. Ir va, rožinė ar ne spalva. Būtų įdomu pamatyti gaminius vat iš šių siūlų, ką jau spėsit numegzti. Ir juoda spalva. Na, juoda jinai visada populiari, ar ne, ir visada reikalinga. Tai va, žinokit, kad yra tokie siūlai, gražus, aukštos labai klasės, malonus. Na, jau čia tokie ne vaikams galbūt, ar ne vaikų mezginiams skirti siūlai.
Vat ir pilka spalva graži. Man labai šios spalvos primena dropsus. Dropsleis. Grinai. Ir tos visos rudos. Tai va, tokie siūlai. Ir toliau. Kas dar toliau? Toliau. Taip, kas pas mus gražaus? Pas mus gražaus Kardifas, Italija, tai atvyko Kardifo Kašmyras, 27 spalvos pas mus ir po truputį aš jums parodysiu tas spalvas. Tarkim, va štai, tie gražuoliai, dėl kurių čia jau mes alpstam, tikrai alpstam ne viena. Ir čia yra, tarkim, va tokios šviesios baltos, pasakysiu, kuo jos skiriasi, kad žinotumėt. Rusvos labai gražios pastelinės. Štai. Žinoma, ir aktyvi tokia raudona. Ir dar, vat, kas įdomu, čia jau būtų iš tamsesnių spalvų. Va taip. Ir rusvos yra, ar ne? Žalios. Šita labai graži, labai panaši mano palaidinė, ar ne? Paskui yra tokios melanžinės. Va ši graži labai, aš pakelsiu, parodysiu, išimsiu iš arčiau. Na ir visos tokios. Tai va, labai labai gražios spalvos. Ir taip, siūlai atvyko dėžutėse, ar ne? Ne taip maišeliuose kažkokiuose, kaip gauname įprastai. Va štai yra šilko popierius, dėžutės gražios. Ir dėžutė yra 10 vienetų. Tai 10 vienetų užtenka 80 kamuoliukų M dydžio megztukui. Tai va taip orientuokitės, jeigu pirksi 10 vienetų, tai gausit va tokią dėžutę, o dėžutėje netgi etiketė. Medžiaginė etiketė, parašyta Made in Italy, Kardif, Kašmyr. Ir yra, galit nusimegzti megztuką ir prisisiūti etiketę. Ir žodžiu, čia kaip ženklas toksai, ar ne, prekinis ženklas. Žodžiu, tai va. Ir dabar noriu pasakyti, labai įdomu, kaip čia tos spalvos. Sniego balta yra 623. Na, jau matot, jau klausimų nekyla. Yra sniego balta spalva. Na, o toliau yra dvi pieniškos spalvos. Jos labai panašios. Na, ir tai parodysiu. Matot, tiesiog čia į tą pusę sniego balta ir kitos yra pieniškos. Jos labai panašios. Ir net kartais atrodo, ar čia jos... Va, matosi, ar ne, baltumas. Va, čia sniego, čia prigesinta pieniška. Ir dar pieniška, dar viena pieniška, dar tamsesnė spalva, kurios kodas yra 599. Nu tai žodžiu, jau pasirinkimas jums didelis. Taip, tai va tokios 3 šviesios spalvos ir tai ką apie tuos kamuoliukus. Ar esat bandę šios siūlus? Va dabar pasidalinkit. Pasidalinkit. Ar mezgėt iš Kardif siūlų? Tai yra Classic kolekcija. 100% Kašmyras, 25 gramai kamuoliuke, 112 metrų. Ir gan atrodo ploni siūlai, ar ne? Bet gamintojas rekomenduoja megzti 3,5, nuo 3,5 iki 4,5 numerio virbalais. Irgi skalbimas tik rankomis, nes aš manau, čia tokie premium klasės prabangus siūlai. Tikrai turi būti ir prižiūrimi prabangiai, ar ne, ir, na taip, plonyčiai jie. Ir tikrai aukštos klasės, kaina jų yra nemaža. Ir nes, kaip žinot, iš vienos Kašmyro ožkytės išsišukuoja 200 gramų tik tais Kašmyro berods. Tai vat, ir kaip čia dar jums ką dar parodyti. Ruda spalva, ar ne? Va, dar viena graži ruda spalva, labai panaši su megztuku, vat kabančiu ant manekeno, ar ne? Priderinta. 5,11.
Na va, o jau žinokit švelnučiai. Tai žodžiu, šie siūlai kašmyro tinka jautrią odą turintiems žmonėms, ar ne? Jie visiškai nekutena. Ir taip, nebandžiau, bet dvelkia prabanga. Tikrai megs Gabrielė. Nebandėt? O, Aušra, mezgė pleduką iš šių siūlų. Parašykit, Aušra, kiek sumezgėt pledukui siūlų kamoliukų. Labai įdomu, pasidalinkit ir kelinto numerio virbalais mezgėt. Vat labai įdomu irgi etiketė, ar ne? Ruda tokia graži spalva. Na, ko tas kašmyras, jis tai prisitaiko prie kūno temperatūros. Jis maloniai šildo, ar ne? Ir siūlas šis yra plonesnis ir mezginys bus plonesnis, bet jisai puikiai šildys. Labai mielas toksai. Ir kašmyras, merino vilna, tarkim, yra ar ne sunkiai, tasi, o kašmyras jis yra lengvas pluoštas. Ir tas megztukas jisai bus lengvas. Vat tokie išskirtinumai. Nemezgėt. Na, tai dabar turim šitiek spalvų, tai tikrai turėsit išbandyti. Va, matot, kokie grožiai. Taip, čia yra ciklameninė 662 spalva ir, manau, galima megzti kūdikiams ar ne, naujagimiams, kažkokias kepuraitę kažkokią ar ne. Ir moterims skaras, šalius, skraistės, megztukus. Kaip sakant, kiekviena save mylinti mezgėja turi turėti nors vieną kašmyro megztuką. Taip, kas dar? Daugiau labai gražios alyvinės spalvos. Na, iš tikrųjų, šiandien tik vakar gavom, šiandien tik spėjom sukelti, tai turim visas spalvas ir kiekių pakankamai. Va, matot, graži violetinė. Tokia pavasarinė man spalva. Kas dar? Sakiau, parodysiu va šią margutę. Puikiai, ar ne? Ir jos kodukas yra 6,90. 6,90. Nu, atminkštutis. Labai toksai bus melandžinis megztukas. Gražus kašmyrinis. Na taip, tokius mezginius iš kašmyro nešioti, tai yra tikras komfortas, ar ne? Daugiau džinso spalva. Va, ta tokia įprasta, ar ne, spalva? Va, džinsinė. 546. Graži. Nu, tas purumas siūlo, tai super. Va, dar viena graži, marga mėlynų, indigo spalvų mėgėjams. Graži. Matot, kiek mes daug turim spalvų. 557. Va. Kašmyras. Taip. Pagaminti jie Italijoje. Šie siūlai. Ir yra dar va. Čia yra tamsiai mėlyna. Aušra dalinasi, kad mezgi iš baltų ir rusvų, 3 numerio virbalais. Gal 10, ar ne, susinaudojo, netgi prieš 4 metus. Iš tikrųjų, tai mes džiaugiamės tomis naujienomis, bet ne visada tai yra naujiena gamintojų, tarkim, ar ne, ar pasaulyje. Mes pirmą kartą sulaukiam šių siūlų, džiaugiamės, rodom jums ir sudarom galimybę jums įsigyti. Na, tai yra mums naujiena, mūsų siūlų damoje naujiena. Taip norėjau patikslinti. Kas dar? Irgi graži pušies žalia. Gal iš arčiau kamoliuko. Žodžiu, jeigu sugalvojat kažką pamaloninti savo draugę, galite megzti iš šių kašmyro siūlų ir turėsit nuostabų mezginį. Nu, toks. Nėra labai ploni, visai normalus, jeigu 3 numerio virbalais megzti. Gražus, ar ne?
Na ir žinoma, dar gražia mėtinė spalva, graži ar ne. Tai jau pavasarį megztuką galima nusimegzti. Tokį. Tai va. Kas daugiau? Tai ką, dar nepasakiau, kad jie yra susukti iš 6 gijelių. Va. Pelenų tokia rožinė, nūdinė tokia spalva. 6, 8, 7. Vat. Kokią dar pasidėjus esu. Čia iš tikrųjų ne visas atsinešiau spalvas, bet noriu parodyti jums kuo daugiau. Na, čia jau kelianti nuotaiką ryškiai raudonai, ugninė, raudonai, oranžinė. 5,17 kašmyras. Jo, ir būtent šitų siūlų žaliava, kašmyro pluoštas yra gaunamas iš Mongolijos ir Vidurinės Azijos regionų. Va taip jie rašo, ar ne? Skalbimas rankomis, 112 metrų, dar galvoju, ko dar nepasakiau. Barots jau viską aptariau. Tai tikrai žada atimantis siūlai, žada atimančios spalvos. Čia yra tamsi raudona. Tamsesnė raudona. Žalia patinka, ar ne? Žalia graži, spalvos viena už kitą gražesnė, sunku bus išsirinkti. Taip, tai va, tai norėjau pristatyti. Na, o... Aha, čia dar ruda graži. Tai žodžiu, megzti norisi išbandyti mėginukus, tai būtinai pramegsim, išbandysim įvairius raštus, pasidalinsim su jumis. Ir tai tiek, tai čia yra tokie žiemiški siūlai, ar ne, šilti. Na, o taip pat sulaukime ir vasariškų su kašmyru siūlų. Tai taip šiandien norėjosi ir pristatyti tą žiemišką variantą ir šalia vasarišką variantą. Tai taip, tai parodysiu. Parodysiu, tai kas būtų apie vasarą. Tai išvertus reiškia vasara Kašmyre. Toks pavadinimas iš Bisigarn. Bisigarn tai yra Danijos gamintojas danų, bet perduota buvo įmonė vokiečiams. Na ir Vokietija, vokiečiai dabar yra tokie žmonės, kurie tęsia Bisigarn įmonės veiklą su tuo pačiu pavadinimu danišku ir mes turim galimybę įsigyti šių spalvų, šių siūlų kolekcijos. Labai norisi išbandyti, pramegzti, tai aš manau, kad sekančiose laidose mes tikrai parodysim mėginukus, išskalbsim siūlus ir taip toliau. Na ką, čia yra 90% medvilnės ir 10% kašmyras. Spalvos yra ryškios, gražios, tokios ir subtilios kai kurios ryškios, tokia kolekcija nėra labai plati, bet labai graži. Taip, ir jo, Bisigarn produkcija, tas ženklas, tai yra sertifikuoti siūlai, net 14 kolekcijų berods jie yra sertifikavę ir jo GOTS ženklu. Ir tvarūs tokie siūlai reiškia tvari produkcija. Na, štai iš arčiau. Kas dėl medvilnės, ar ne? Tai labai norėjosi pas mus asortimente turėti šiek tiek ne tos 100% medvilnės, kur, tarkim, yra, tikrai turim pasiūloje ir nemerserizuotos, ar ne, ir merserizuotos medvilnės, bet kartais norisi tokios medvilnės, kur minkštesnė jinai yra, nes tas kašmyras, ar ne, priduoda vilnelę to tokio minkštumo, tarkim, ir išplovus ar išskalbus, medvilnė kartais sukietėja, kol vėl ją pranešioja, ar ne, kol vėl ji suminkštėja. Tai bandysim šitos siūlus ir žiūrėsim, kaip jie mezgasi. Taip, pasidėjom tokias
vat, yra visokių spalvų. Tai va taip. Jeigu turit kokių klausimų, mielai kviečiu klausti ir rašyti. Irena klausia, ar moheros siūlas prie kašmyro reikalingas, ar bus per daug? Galima, aš manau, dėti, reikia bandyti, bet o kodėl jūs norit jį pridėti? Mes kaip sujungiam du siūlus, tarkim ar ne, tai pastorinam mezginį arba papuošiam pūkeliu. Aš net nežinau, manau, kad bandyčiau megzti iš vieno, bet čia, žinot, kūrybinis dalykas yra, galima dėti kartu. Na, tarkim, ar ne, aš bandyčiau megzti iš vieno, bet manau, kad pridėjus moherą būtų storiau, būtų su pūkeliu. Labai įdomus variantas, nebandžiau, reikės pabandyti ir pasidalinsiu su jumis. Aš vis dairausi į Candy. Taip, Rosarijos 4 Candy, ten lyg su kašmyru. Taip, dabar tiksliai nepasakysiu. Kolekcija buvo medvilnė su kašmyru ir dabar kašmyro ten buvo ar tai 10%, kaip ir va, tarkim, ar ne, šioje kolekcijoje, ar 20%. Tai galiu pasakyti, kad Candy ir šią savaitę ar praeitą savaitę skambino viena mezgėja ir klausė, nu kur tie Candy pas jūs dingo, tokie nuostabūs siūlai, ar ne? Tai vat ta medvilnė su kašmyro šlakeliu yra labai praturtina, ar ne, tas kašmyras, ta medvilnė ir labai geri siūlai. Aš tikrai rinkčiausi megztukui šios siūlus. Tai ką, tai šiandien tiek dar norėjau pasidalinti, aš jau praeitą kartą irgi pamiršau, tai jau šį kartą tai parodysiu. Nepamirškim apie dar vienus kašmyro siūlus, kurie buvo limituota kolekcija italų Lanagato gamintojo ir pas mus jau likė labai nedaug spalvų. Tai yra 100% eko kašmyras. Jis yra daug storesnis, tarkim, ar ne, už Cardiffo Classic kolekciją. Ir užtenka, tarkim, riešinėms, visai nemažoms, matėt, dalinausi nuo tokio ilgio riešinėms, storesnėms, 2 kamuoliukų. Štai 2 kamuoliukų. Turim dar ir pilka yra spalva, ir dar keletą spalvų. Tai čiupkit, labai geras pasiūlymas ir turėsit kažką gražaus, kokią kepuraitę arba riešinės iš 100% kašmyro. Mezgasi jie kelinto numerio virbalais, 50 gramų yra 150 metrų ir megzti rekomenduoja 5 numerio virbalais. Kašmyras jis kvėpuoja, minkštutis, švelnutis. Tai vat, dar pasidalinau apie siūlus. Vat šitokia informacija. Edita, klausėte, kokią kainą? Apie šiuos siūlus klausėte, kokią kainą? Man atrodo, yra belikę tik ar tik 9 eurai iš aukštos kainos. Nebedaug. Žodžiu, labai kaina yra sumažinta. Šios siūlus rasite išpardavimo skyrelyje, tik norėjau priminti. Gražios spalvytės. Tai ką, sunku bus išsirinkti. Aha, na manau, kad tas spalvų pasirinkimas visada renkamės pagal savo rūbus ar ne, pagal savo veido odą, plaukus. Norim pastelinių spalvų, renkamės pastelinės, norim ryškių spalvų. Ir tai tiek. Dar kartą pakelsiu. Violetinės neparodžiau. O štai graži violetinė, graži pilka. Tai tikrai prabanga tokia. Gal kas vyrui mylimam sugalvos numegzti megztuką kašmyrinį. Na, gražu. Bus matyt, kaip čia mums seksis su jais. Tai va, labai džiaugiamės. Ne su medvilne, tai jūs tikriausiai klausėte, Edita, apie šiuos ar ne siūlus. Kainos dar, žinokit, nepasakysiu. Reikės pasižiūrėti. Bus aukštesnės klasės, jie bus brangesni nei įprasta medvilnė, tikrai, su kašmyru.
Ar bordo yra Rita? Ar jūs klausėte apie Kašmyrą, Kardifą? Na, čia vat yra tokia tamsi raudona, bet man ekrane lyg ryški raudona matosi. Tai čia numeriukas bus 714. Bordo. Koks metražas Medvilnės? Ar nepaminėjau? Galbūt ir nepaminėjau. Čia 50 gramų kamoliukai ir bus 165 metrai. Tai jeigu mesgėt iš Drops Baby Merino, tarkim, ar ne, pačių populiarių siūlų, tai kažkas panašaus, va tokio metražo. Yra apie 165 metrai. Va. Ir siūlas. Na. Lygus, nėra jokio plaukelio, tarkim. Nesimato. Nėra jokio plaukelio, nors yra 10% kašmyro. Tai tas kašmyras praturtina medvilnę, tai bandysim, tikiuosi, gims daug gražių mezginių, daug gražių megztukų šį ateinantį pavasarį. Ir jūs dalinsitės siūlų damos grupėje, ne? Tai ką norėjau šiandien tiek parodžiau jums, pasidalinau. Labai smagu, kad susirenkate, kad stebite ir dalyvaujate ir atsakinėti klausimus ar ne. Tai jo kitą laidą būsim prasimezgę mėginukų, tai aš jums parodysiu. Daugiau dar tuos pačius papasakosiu ar ne. Lauksiu jūsų ir būtinai sekite mus socialiniuose tinkluose ir TikToko kanale. Tai va, žodžiu, džiaugiamės atvykusiomis naujienomis, jų mes dar turim va tiek. Tiesa, apie angoros dar siūlus sekančioje laidoje, apie nuostabius, grožius. Žodžiu, megzkite ir iki pasimatymo, mielieji. Iki.